Sveiki. Norėjau papasakoti istoriją apie teismą. Kas vyko teisme? Viskas, kas vyksta šiame pasaulyje, yra teisinga. Vadinasi, taip turėjo būti. Ir šiandien aš tai suvokiu, bet tada, kada aš ėjau į teismą, aš nežinojau, aš nesupratau ir man atrodė, kad viskas yra neteisinga. Kaip jau minėjau, į teismą aš patekau ten, kai Gintautas padavė mane į teismą už tai, kad jis man padėjo versle ir jis norėjo, nežinau ko, atkeršyti kaip vyras. Tai bet kokie santykiai su žmogumi, jeigu tai yra aistra, veda į teismus. Ir tokių skyrybų yra labai daug pas žmonės, tai Gintautas sugalvojo štai tokiu būdu man nervus pataisyti. Tai va, tai kas dabar vyko teisme? Aš labai bijojau teismo. Paniškai man atrodė, kad kažkas labai baisaus, aš labai bijojau, kad aš neapsiginsiu, aš galvojau, kad aš esu labai silpna ir man atrodė, kad viskas, mano gyvenimo pabaiga, jis iš manęs atims mano saloną, man buvo tai baisu, kad aš tiesiog labai baisu. Ateinu aš į teismą ir tai buvo buitinis konfliktas ir reikėjo tiesiog ateiti. Man, teisėjai būtų išsisakę ir būtų teisėja nusprendusi, kas ir kaip. Ir viskas, ir būtų viskas pasibaigę, bet mano baimės buvo didesnės, 100 kartų didesnės už mane. Aš buvau pilna šitų baimių. Man teismas labai baisus procesas ir niekam nerekomenduoju. Niekam gyvenime. Eiti ten nerekomenduoju, nes tai yra energijos švaistymas. Ir ką, aš ateinu pirmą kartą. Ir aš, kadangi bijojau, aš ieškojau, kaip man apsiginti, tai aš susiradau tokį žmogų, kuris galėjo man padėti ir aš jį atsivedžiau kaip draugą. Tai tada Gintautas išsigando ir atsivedė, ir buvo vienas pirmą tą teismą, antras teismas, aš atsivedžiau, buvo ne vienas teismas atidėtas, nes pastoviai dingsta būtent tame teisme dingsta dokumentai, popieriai sakysiu. Ir ten tarp tų teisėjų, teisininkų, tai taip ir vadinasi, juodoji skylė, angliškai vadina šitą vietą. Aš paskui viską pasakysiu garsiai, tai vadino juodoji skylė, nes pastoviai dingsta. Įsivaizduokit. Atneša. Mes siunčiame, kokia tvarka yra, kad mes surenkame savo popierius, tada duodame vieną į teismą visus popierius ir kitą duodame kitai pusiai, kad viską turėtų kokius mes popierius pateikiame. Tada, kai į teismą siunčiami yra, bet siunčiami ne paprastu paštu, yra registruotų, kada gauna, pasirašo, yra pasirašome, kad gavo ir vis tiek dingsta. Tai tie teismai buvo atidėti, nežinau, gal 2 ar 3 kartus. Dėl to ir buvo po to dar vienas, kada aš atsivedžiau, kadangi jau supratau, kad tas mano, kuris gelbėtojas, nebuvo geras ir profesionalus, tada aš susiradau kitus, tai buvo dar 2 ir Gintautas atsivedė 2. Gavosi didžiulė puota. Tai aš viską išsakiau ir žodžiu labai įdomu. Ta rytą aš atsimenu, aš atsikėliau, nežinau ar ten miegojau, gal kokį 1 valandų ir mano visas veidas išbertas buvo tokiom dėmėm nuo nervų. Nuo streso ir, ką mes moteris, aišku, prisipudruojam savo veiduką ir einame.
ir einame ginti savęs. Kas jeigu ne aš, kas? Ir aš atsistoju, žodžiu, jau čia susirinko. Labai ačiū, norėjau padėkoti Birutei Janulieniai, Astai Sevič, kurie atėjo paliudyti. Be galo dėkinga, atrodo, kad jos dvi buvo gelbėtojos mano. Ir aš atsistoju dabar jau tą būdelę, kur ten reikia gintis. Ir aš ten murmu panosiai, man tiesiog emocijos kyla, balsas kimsta, aš negaliu pasakyti žodžio. Teisėjas sako, stop. Dabar paklausyk, ką aš sakau. Nieko nesigirdi ir turi kalbėti garsiai. Nes aš tavęs nesuprantu, o ten gale sėdintis niekas negirdi, ką tu kalbi. Turi kalbėti garsiai ir aiškiai. Ir aš galvoju, kas jeigu ne aš apgins savo gyvenimą. Ir aš taip sukaupiau jėgas, va taip, ir galvoju, aš turiu apginti save. Nes aš gyvenu vieną vienintelį gyvenimą ir aš turiu apginti savo gyvenimą. Ir tada pradėjau, nes vienas iš tų gynėjų, Gintautas, sako, ten buvo labai daug prirašyta sąskaitų faktūrų, ar jūs čia šitą, ar jūs sutinkate, kad tie darbai padaryti. Ir pradėjo vardinti kiekvieną tą sąskaitą faktūrą. Jisai ten belia kiek prirašė, pridarė ir aš sakau, taip, jisai darė tos darbus, bet aš už viską sumokėjau ir sakau, tam, kad sutaupyti mano laiką, jūsų teisėjos laiką, aš galiu pasakyti vienu sakiniu, kad taip, viską mes atsiskaitėme ir viskas buvo sumokėta ir skolas aš grąžinau, kurias aš buvau pasiskolinusi, tai pati teisėja taip užsidengė su laikraščiu ir taip pradėjo šypsotis. Dažnai jie turi būti pokerių veidų ir visiškai nerodyti jokių emocijų. Jie pradėjo šypsotis ir negalėjo nuslėpti savo šypsenos. Jo, teismą aš laimėjau, nes aš nieko blogo nepadariau, tiesiog buvo nesusipratimų, tai buvo vyro kerštas. Tai norėjau pasakyti, kad vyrams nekeršykite moterims, nes moteris visada bus apgintos, nes jos neša daugiau meilės. Ir aišku, tos, kurios neneša, tai jos tarnauja velniui, bet tos, kurios eina su meile, jos visada bus apgintos, visada. Tai ir nepamirškite, kad bus dar viena šlykštynė, kuri nuneš labai daug vyriškų gyvybių, todėl kad daugiau nebeleis kankinti moterų, nei psichologiniu smurtu, nei fiziniu smurtu, nei prievartavimu. Ir prievartavimas dabar visiškai normalus dalykas daugeliu pasaulio šalių, tame tarpe ir karališkoje šalyje. Labai noriu šitą iškelti klausimą, todėl kad išprievartauta moteris jau patyrė didžiausią išniekinimą savo kūno, savo sielos ir jai susirinkti kartais reikia ne vieno gyvenimo, o labai daug reinkarnacijų. Ir iki gyvenimo pabaigos dauguma iš jų neišgyja. Tik tai keletai iš tūkstančio moterų išsigydo tokias patirtis. Todėl daugiau kūrėjas nebeleis to daryti ir visi skriaudėjai gaus savo atsaką. Ir greičiausia tai bus išėjimas iš čia, reinkarnacija. Tai labai norėjau šitą paminėti. Indijoje ten dar kažkur visai normalu. Dar, ta prasme, jeigu moteris pasiskundžia žandarams, tai tada eina labai ilgas šleifas. Turi eiti į visokius posėdžius, pasakoti tą pačią istoriją visiems specialistams, vietoj to, kad nufilmuotų šitą istoriją ir būtų kaip failas ir visi galėtų ekspertai turėti tokią informaciją, jai pastoviai eina į tą pačią žaizdą, kad ji kraujuoja, moteris nebeatlaiko, viską meta, atsiima kaltinimus ir pabėga.
savo uždaro širdį ir dažniausiai nebesukuria šeimos, nebeatsiranda nauja meilė, nes nesugeba su savim išgydyti šitos patirties. Tai yra pati baisiausia patirtis moteriai. Tai va, nuo teismo nuėjau iki čia, bet tai yra labai svarbu ir aš labai noriu iškelti šitą klausimą, nes tai, kaip yra dabar daroma, neteisingai. Tai linkiu gyventi be teismų. Su meile.